Sveiki gyvi. Šiandien tokiu nedideliu klausimu, gal kas iš subscriberių žino ir atsakys į šitą klausimą. Pasėmiau už protingą kainą prasibandyti Sagolą. Esu Sagolą anksčiau bandęs su Aqua ir Clear galva. Aqua didelio, kaip pavadikim, nesužavėjau labai, o Clear galva paliko neblogą įspūdį, bet tuo metu dairiausi kitų ginklų ir nusipirkau kitą. Dabar pasibandyti pasėmiau su Titania galva ir dabar man iškilo esminis klausimas. Teko jau kažkada diskutuoti su vienu kolega. Kaip matote, yra vadinamas žiedas, kuris riboja oro padavimą į šoninės skylės. Asmeniškai dar pats nebandžiau, bet žinau, yra žmonių, kurie bandė be šito ceiling ringo, kurio logiškai oras praeina tik išorinę kažkiek dalimi ir kažkiek pro šitą žiedą. Ta prasme, apriboja oro padavimą į šitas skylės, jis toks virsta kaip labiau aukštaus lygio pulverizatorius. Yra žmonių, kurie man teigia, kad bandė šitą ginklą eksploatuoti be to žiedų. Aš pats dar asmeniškai nebandžiau. Bet man pačiam pasidarė įdomu, kodėl taip yra. Ir ką jisai duoda. Pati Sagola apie šitą žiedą nieko nemini. Turėsiu kokią neatsakingą detalę. Pažįstamas tvirtino, kad tokiu atveju pulverizatoriaus darbas pasidaro panašesnis į kokio HVLP. Aišku, aš čia nenoriu teikti, nes vis tiek kažkas inžineriškai numatyta, reiškiasi su šituo žiedu, tai jis ir turi būti. Aš kiek pagal sandarinimas, tai oras turi praeiti kažkiek oro pro šitą briauną. Tai va. Šiandien video tiek, toks dominantis klausimas, ar kas susidūrė, žino, ką iš čia vaidina, dėl ko vaidina. Žiūrėsim, ar užsiveržia. Net užsiveržia, kad šitas nesisuka. Tai realiai jisai kaip ir briaunuojasi. Nežinia. Čia yra papildomas baltas žiedas. Jeigu šitas įeina, jis kažkur sandarinasi ant šito žiedo. Teoriškai turėtų būti sandaru. Tiesiog įdomu šiam video. Kas žinot, galit pakomentuoti, tai būsiu dėkingas už atsakymus. Dėkui, peace out.